Šiaulių kraštas turi daug garsių meno žmonių. Viena jų yra ir Antanina Dapkutė Pukėnienė, daugumoje tapanti natiurmortus. 20 paveikslų – pienių laukas, alyvos, rugiagėlės ir begalės kitų gamtoje žydinčių augalų. Antanina Dapkutė Pukėnienė yra surengusi 34 personalinės parodas, daugiau kaip 60 buvusi bendraautorė. Jos tapybos darbai eksponuojami Lietuvos miestuose ir miesteliuose. Meno žinovų įvardijami lyg gėlių žinynai katalogai. Tapytojos darbuose saikingas koloritas neblaško ir padeda visą dėmesį sukoncentruoti į gėles. Autorės Antaninos Dapkutės Pukėnienės eilėraščiai taip pat neatsilieka ir gražiai papildo, pratęsia kai kuriuos tapybos darbus. Apie menas man tai nuo pat vaikystės aš daugiau piešdavau negu žaisdavau. Iš vaikystėje man rūpėjo menas ir piešdavau iš vaikystės. Tik tai vėliau, kada baigiau meno mokyklą Panevėžio, kada išvykau Panevėžį iš Tytuvėnų, ten baigus vakarinę meno mokyklą, tai tuomet pradėjau jau taip rimčiau dirbti, o po to, sukūrus šeimą, atvažiavus į Šiaulius, mes pradėjom bendrauti su Rygos meno studija. Tai ten turbūt pasireiškia tas tikrasis, kadangi gavau į daugiausia žinių tenai, kas tai yra kompozicija ir visa kita, tuomet aš jau buvau drąsesnė ir taip iki šiol dirbu. Gal iš vaikystės man liko tai laukai, pievos, kadangi mano kraštas prie Dubysos, nepaprastai graži gamta. Ir ten tos kalvos, kalnai, pievos, lankos, tai turbūt galbūt tas ir įkvėpė. Ir iki šiol aš labiau, kaip matot, labiau brendu į gėlyną, nes tai yra mano vaikystės, mano gimtinės prisiminimas, aidas, kaip sakoma, to grožio. Ir aš širdyje jį turiu ir turbūt ir liksiu prie to. Kalbėdama apie savo pirmuosius tapybos darbus, kuriuos tapė prieš 40 ir daugiau metų, autorė sakė, kad tai buvusios žymių dailininkų refleksijos, bet įgyta patirtis juos analizuojant leido rasti kažką naują, dar nepatirtą ir savitą. Trumpai papasakokite apie savo dabar sukurtus darbus, kuo jie jums ypatingi. Dabartiniai darbai. Aš turbūt be jų gyventi negaliu, man menas yra numeris 1 ir turbūt piešiu, kol galėsiu, nes mano džiaugsmas yra. Mano džiaugsmas, mano gyvenimas, mano draugai, mano pilnatvė. Aišku, prie to ir yra ir kitų dar hobių, tai yra muzika, poezija. Antaninos Dapkutės Pukėnienės natiurmortai įvairių dydžių. Vienose gėlės mažos ar natūralaus dydžio, kituose išdidintos. Įvairios gėlių rūšys padeda tapytojai išsakyti savo mintis, jausmus, prisiminimus. Nors nutapyta daug paveikslų, bet jų tarpe yra ir keletas mėgstamiausių, artimiausių savo dvasia. Ar turite savo mėgstamą paveikslą? Žinot, labai yra sunku pasakyti. Aišku, galbūt mėgstamas turėtų būti Lydūnų tiltas, kadangi tai mano krašto atminimas ir alyvos. Už tautodailės ir poetinio meno puoselėjimą autorė apdovanota diplomais, garbės raštais, o 2005 metais įgijo ir meno kūrėjos statusą. 78 atrodo, jeigu neklystu. Kažkas dabar nepamenu, tai esu apdovanota laureato vardu, medaliu. O šiais laikais šiaip aibė daug įvairių raštų, padėkos. Ir 2010 metai esu apdovanota, kas čia dabar yra, meno kultūra premija, kurią dovanoja taip pat Šiaulių miesto kultūros skyrius.
Išskirtinis noras kurti eilėraščius pasireiškė taip pat jaunystėje. Antanina Dapkutė Pukėnienė puikiai jaučia savo eilėraščių formą, bet būtent tapymo metu, kaip teigia pati tautodailininkė, panyra į poezijos ir muzikos pasaulį. Pripažinta tautodailininkė 1996 metais išleido pirmąją ir vienintelę savo poezijos knygą Eilės ir žiedai. Todėl eilėraščių kūryba ponią Antaniną lydi iki šiol. Pats naujausias vasario 12 rašytas pavadinau Laiko žemėlapis. Per laiko žemėlapį skrenda, kaip snaigės gūdžiam vakare. Kasdieną tikim ir laukiam, apsigobę likimo skraiste. Metai kaskart svetimėja, žingsniai, kuriais dar tiki. Erškėtrožiam nudeginę veidą, širdin smelkės mėnulio akim. Draikos šešėliais ant kelio, laikas išsilydęs žaizdre. Likimai suplėšytom skiautėm, klydės barkarolę naivę. Šiaulių krašto žmonės gali didžiuotis, kad Antaninos Dapkutės Pukėnienės kūryba, paveikslai, poezija, muzika – tai puiki mokykla siekianti išsaugoti ir perduoti tikrasis vertybės, gyvenimo patirtį jaunajai kartai.